Sveiki, šiame video pakalbėsime apie tai, kaip pradėti vartoti Fitline produktus ir tai padarysiu todėl kad kyla iš tikrųjų daug iš jūsų gaunų žinučių, vairiausių gaunam ir apskritai internetuose apie tai koncentruotai ir paprastai neteko rasti video, tai kilo mintis jį padaryti, skirkite jam keletą minučių, žiūrėkite iki galo ir jūs suprasite, kaip tai daryti ir galėsite pradėti tai daryti. Be abejo, paspauskite patinka, parašykite komentarą, tai man yra labai labai svarbu, kanalui yra labai svarbu ir jo palaikymui. Taigi, Fitline, viskas yra iki skausmo primityvų ir paprasta. Jame pradėti reikia nuo optimalaus rinkinio. Pradėti vartoti ir jeigu pabaigti, tai irgi ant optimalaus rinkinio ir jūs jį matote štai čia. Tai yra Power kokteilis gali būti ir Restoratas kaip pavyzdys. Jei optimalus rinkinys galimas dviejų variantų, tai yra vienas variantas yra štai tas, kur aš laikau rankoje, ryte tai yra visas vitaminų kompleksas, vakare tai yra visas mineralų kompleksas, viskas. Vienas paleidžia mūsų organizmą ir mūsų dienos iššūkiam, antras po dienos iššūkių restartuoja, nušarmina, pagilina gilaus miego fazę, gali pagilinti ir paruošia organizmą kitai dienai, viskas. Daugiau pradžioje iš principo nelabai ko ir reikia, turėkite tai omenyje. Ir optimalus rinkinys ir gali būti dviejų variantų, tai va toks, kokį aš laikau rankoje, arba iš 3 pakuočių. Aš vis dėlto pradžioje visada rekomenduoju naudoti šį variantą, tai yra kur kas paprasčiau. Kodėl iš 3 pakuočių nebus Power kokteilis, bus Basicas, Power kokteilis yra Basicas ir Activizas, kurį aš išdėjau viename. Tai yra taip yra paprasčiau, taip yra, jeigu žmonės nenori tiesiog be grupės vartoti arba nori ją atskirai vartoti, tai jinai gali būti atskirai. Tačiau aš visada pradedant, visada sakau, kad geriau galbūt pradėti iš 2 dėžučių, įsigijant 2 pakuotės, tai yra paprasčiau, patogiau, vienas pakelis ryte, toksai į stiklinę vandens jis yra išberiamas, išmaišomas ir išgeriamas. Vienas pakelis yra vakare, į mažas kiekį vandens, išplakama, išputoja, palaukiam, kol išputos, dapilame pilną stiklinę ir lėtai išgeriame. Kada vakarinį gerti, jį gerti rekomenduojama po 6 valandos, galbūt po vakarienės, prieš miegą, rytinį gerti atsibudus, aš pavyzdžiui išgeriu dar šiltą vandens stiklinę, tada išgeriu savo Power kokteilį. Tai tokia yra pradžia. Toliau. Jeigu jūs jau vartojate optimalų rinkinį, kurį aš čia padėsiu, jeigu jūs jau vartojate, ką galima dar pridėti? Į rytinį kokteilį galima pridėti Generation 50, tai yra į Powerį ir į Basicą su Activizų pridėti Generation 50. Kas čia yra? Čia yra omega 3, čia yra Q10, čia yra liuteinas, čia yra izoflavonas ir raudonas šanšenis viename. Parašyta ant pavadinimo Generation 50, tačiau tai nereiškia, kad tai yra žmonėm nuo 50 metų. Mano akim žiūrint, čia mano asmeninė nuomonė subjektyvi, to reikia visiems jau virš 30, o gal net ir jaunesniem, todėl kad kartu su Generation 50 optimalus rinkinys, tai jau yra tai, kas, nežinau, tai yra turbūt per 90% turbūt visko, ko reikia žmogaus organizmui dienos bėgyje ir aš pats tokį vartoju derinį nenutrūkstamai jau ne vienas mėnuo ir esu labai patenkintas rezultatais, šeima mano vartoja, mes kartu visi vartojame. Taigi, pradžioje čia, iš karto arba vėliau, jeigu yra noras, galima tai jungti Generation 50 ir tai bus be abejo su Power kokteiliu superinis rinkinys. Ką galima įdėti į vakarinį kokteilį? Į vakarinį kokteilį galima įdėti Gelenfitą kartu gerti, tai yra papildas sąnarių funkcijai palaikyti. Gliukozaminas, kiti reikalingi komponentai sąnarių funkcijai palaikyti. Jisai gali būti geriamas su vakariniu gėrimu. Gelenfitas. Ką mes dar turime? Dar turime vasaros arba žiemos laikotarpiu, kai yra virusas antioksicenšų, tai yra labai stiprus antioksidantas vasarą, tai yra saulės aktyvumą padeda, aktyvioje saulėje padeda šalinti laisvuosius radikalus žiemą, tai yra be abejo virusų laikotarpiu, tai
Tai yra šiek tiek stipresnis mūsų organizmas, atsparumas šiek tiek didesnis. Tai vat dieną jį galima vartoti. Aš dar į jį įsidedu dieną bjūtį, tai yra kolageno peptidai, tai yra tai, kas skatina organizme kolageno gamybą. Ir tai gali būti irgi gerima kartu. Kas 3 mėnesiai gali būti padaroma detoksikacijos kursas. Mano subjektyvia nuomonė, tai yra turbūt vienintelis detoksikacijos kursas be savęs kankinimo. Tai yra, kai tu tiesiog, čia yra 2 savaitės, 2 savaitėm, kas keletą mėnesių, prieš rytinį gėrimą pusvalandį išgeri tiesiog dedrinką ir turi detoksikaciją. Tai yra tokia savotiška aktyvioji anglis su steroidais, kaip aš mėgstu sakyti. Ir kitas labai puikus šio produkto yra savybė, važiuojant į užsienį, jį turėti reikia kaip pirmos pagalbos, galima turėti kaip pirmos pagalbos priemonę, pasikeitus maistui, įvykus kažkam. Viskam įvykus, kas galėjo įvykti, sustoja, žinot, skrandis ar dar kažkas, tai veikia kaip irgi puikiai ir mane kartą teko išgelbėti kolegas ir net, kad jie nesugadintų savo atostogų. Taigi, tai rinkas. Ir be abejo, galė noriu pasakyti apie mūsų Activizą, visa B grupė, viename, tai deguonies kokteilis, kaip mes jį vadinam. Jį galima dėti į ryto gėrimą, be abejo, poverį, kaip sakiau, jūsai yra, bet galima jį atskirai gerti dienos bėgyje, čia yra šaukštelis, yra beje viduje. Ir tai reikia žinoti, jeigu tai yra ryte, jūs pasirenkate variantą Activizas Basicas ir Restoratas, o ne poveris Restoratas, tada jisai dedamas į Basicą ryto gėrimą. Tai va, tai toks iki skausmo yra paprastas Fitline produktų vartojimas ir pradžia yra visada čia, yra ryto gėrimas, power kokteilis, vakaro gėrimas, restauruoti arba mineralai, 11 mineralų, viskas iki skausmo paprasta, čia jūs tai pradedat, jei jūs pirmą kartą girdite, matote šį video apie Fitline, tai nuo tų 2 dėžučių, kurias aš laikau savo rankoje, reikėtų pradėti. Ir daugiau jums iš principo tame etape pirminiam nieko ir nebereikia. Tai yra, jeigu jūs turite pirkėjo numerį, tai jums šitą reikia įsigyti, jeigu jūs jo neturite, po šio video yra nuoroda, jūs jį galite turėti, pasirinkti vieną iš 2 variantų. Vienas variantas yra, jeigu jūs vienas vartosite, tai yra vienas rinkinukas startinis. Antras variantas yra 6 rinkiniai ir tai yra ženkliai pigiau gaunasi, jeigu jūs planuojate ne vienas arba jūs planuojate kažkokią veiklą daryti su šiais produktais, tai tada be abejo jūsų pasirinkimas yra antras, tai yra 6 rinkiniai ir vėliau visam laikui jūs perkate kiek norite, kada norite, jūs turite minus 20% nuolaidą ir tą daryti pakankamai paprasta. Taigi tiek informacijos šiandien, taip yra paprasta su Fitline, atraskite savo Fitline, jeigu to dar nepadarėte ir jūs suprasite, kaip tikėtina, kaip atrodys papildomas maitinimas ateityje. Tai yra dar taip paprasta ir efektyvų ir greita nebuvo niekada.